Labas, Rūta. Labas, Agne. Tai šiandien mūdvi turime tikslą kiek plačiau pakalbėti apie UV taktus, išmanųjį fototerapijos prietaisą, kuris skirtas gydyti psoriazę, egzemą ir vitiligo namuose. Ir mūsų pokalbio formatą siūlau tokį labai paprastą. Surinkau dažniausiai žmonių užduodamus klausimus, kuriuos jie atsineša į konsultacijas, norėdami šiek tiek daugiau sužinoti apie aparatą bei galimybę jiems išsigydyti jų turimas odos ligas. Tai siūlau pradėti. Žinom. Tai klausimų pacientai iš tiesų užduoda labai įvairių. Ką padariau, pabandžiau juos sudėti į 3 kategorijas, ar ne? Ir siūlau pradėti nuo pirmos apie patį aparatą. Klausimų apie aparatą iš ties yra nemažai, kas yra labai logiška, nes mes kalbame apie naują medicininį prietaisą, sukurtą mokslininkų, tačiau rinkoje jis yra pakankamai neseniai. Tai nuo šių klausimų siūlau pradėti ir pirmasis dažniausiai užduodamas vienareikšmiškai yra, tai kas yra UV taktus? Taip, UV taktus tai yra pirmiausiai labai galingas ir veiksmingas įrankis, kurio pagalba psoriazę, egzemą, įvairiais atopiniais dermatitais sergantys žmonės, vitiligo sergantys žmonės gali labai efektyviai suvaldyti savo ligą namuose. Šį įrankį sudaro 2 elementai. Tai yra šis medicininis fototerapijos prietaisas, kuris yra itin tikslus ir veikia kaip kad didžiosiuose klinikose veikiantis aparatai. Ir UV taktus programėlė, kurios pagalba yra supaprastinamas visas fototerapijos procedūros atlikimo procesas ir visas gydymo ciklas tam, kad pacientas saugiai, veiksmingai ir efektyviai galėtų atlikti būtent šį gydymą namuose. Tai girdžiu 3 indikacijas pagrindinės - psoriazė, egzema ir vitiligo. Apie kokius rezultatus gydančias ligas galima kalbėti arba ko galima tikėtis gydantis šiuo aparatu? Tai pirmiausia, šios ligos, kaip žinom, yra visam gyvenimui, tai be abejo šis prietaisas ligų neišgydys, kaip ir bet kokie vaistai. Tačiau ko tikisi ir ką gauna ir ką mato pacientai. Tai išnykęs niežulys, sumažėja paraudimai, išnykę paraudimai, žvinai, kurie yra ir galvos zonoje, ir ant kūno, taip pat yra suvaldomi, panaikinami. Kodėl? Todėl, kad veikdamas šviesos pagalba UV taktus, jis mažina uždegimą, reguliuoja imuninį atsaką ir taip šviesos pagalba, tikslių dozių pagalba ir labai tinkamo efektyvaus veikimo pagalba, jis tiesiog tą imuninį atsaką ir sureguliuoja ir todėl gali žmonės matyti net visiškai švarią odą, jeigu naudoja metodiškai, tiksliai ir nuosekliai. Kaip greitai galima tikėtis rezultatų? Pagal mūsų atliktas studijas yra 92% UV taktus pacientų jau visiškai matomą poveikį turi po kelių 4 procedūrų. Ir einant laikui gali reikėti vienam 10, kitam 15, kitam 20, priklausomai nuo odos būklės. Tiesiog praktiškai išeinama į švarią odos būklę. Pokalbio pradžioje užsiminei, kad aparatas yra sistema, aparatas ir programėlė. Kam reikalinga programėlė ir ar galbūt galima jos nenaudoti? Kas tai yra per dalykas? Taip, programėlė nėra būtina sąlyga fototerapijai atlikti apskritai, tokiam metodui apskritai. Tačiau kas atsitinka? Kad fototerapijos sėkmė ir rezultatai priklauso, kaip minėjau, nuo nuoseklumo, reguliarumo ir žinojimo, kaip tas procedūras atlikti. Nes kad jas atlikti, reikia žinoti, jog dozę reikės didinti, reikės reaguoti į atsaką odos ir palei tai reguliuotis gydymo eigą. Ir todėl, kad pacientai, naudodami šį prietaisą namuose, nesusidurtų su nežinomybe, painiava, interpretacijom, kurios gali netgi pabloginti visą eigą, jeigu tu nežinai, ką darai, mes sukūrėme programėlę, kuri veikia kaip fototerapijos asistentas ir ką ji daro. Ji leidžia sekti labai aiškiai gydymo eigą, ji
skaičiuoja automatiškai dozę pagal paciento odos būklę tai dienai. Ji, reiškia, leidžia veikti kaip užrašinė, užsikrauti nuotraukas, lyginti rezultatus, užrašinę naudoti ir taip pat siunčia pranešimus tos dienos procedūrai, kad pacientas neužmirštų, jog jis turi gydytis, nes vėlgi, kaip sakiau, jeigu pacientas nesigydys, tai joks stebuklingas prietaisas nieko nepadės. Ir tai sprendžia daug problemų, su kuriomis susiduria senesnius prietaisus naudojantis žmonės, kadangi jie pasimeta tame cikle ir netgi būna savo pakenkia. Tai kaip galima būtų reziumuoti, kokie yra pagrindiniai privalumai programėlės arba kuriamos vertės? Kuriama vertė tai pirmiausiai yra, kad procedūra ir pats gydymas būtų efektyvesnis, saugesnis ir patogesnis. Šie elementai jie ir lydi į sėkmę, nes aparatas be abejonės daro savo darbą, bet programėlė jį leidžia padaryti greičiau, lengviau, saugiau, o tai abu šitie vienetai veikdami kartu tiesiog duoda veiksmingus rezultatus ir turbūt greitesnius už tai, kad jeigu tu žinai, ką darai ir eini tiesiu keliu, tai yra žymiai daugiau tikimybės, jog tu ir tikslą pasieksi greičiau. Tai toks tarsi virtualus asistentas, kuris suteikia dar šalia to ir ramybę, kad nesuklysi, nes mes kalbame vis tik apie gydymosi procesą, apie odą pakankamai jautrą žmonėms vietą. Žinoma, taip. Čia nėra, kad robotas už tave padarys, nors mes irgi ketiname intelektą dirbtinį, odos netgi atpažinimų artimoje ateityje įdiegti, bet dabar užtenka praktiškai žmogui identifikuoti savo odos būklę ir taip tas fototerapijos asistentas, kas mes vadinam programėlę iš šio asistentų, jis tiesiog visus žingsnius sudėlioja ir išmeta procedūros dozę ir tau belieka susivesti į aparatą ir tiesiog atlikti procedūrą, kuri trunka sekundės ar ten minutės ir panašiai. Ir tada laukti sekančio pranešimo po kelių dienų automatinio, kuris tau primins, kad atėjo diena, kada vėl reikia atlikti procedūrą, nes procedūros atliekamos ne kiekvieną dieną. Tai gal galim pažiūrėti, kaip veikia išmanioji programėlė? Taip, žinoma. Štai čia turime UV-Taktus programėlę, mūsų fototerapijos asistentą. Pirmajame lange atsiverčia kalendorius, kuriame matome ir šiandien turime procedūrą. Taip turime, nes dega žaliai. Štai matome, kiek procedūrų šiandien aš turiu atlikti, prieš tai gavau priminimus. Tuomet mes einame tiesiai į procedūrą ir štai čia matome, kad mus kviečia pasitikrinti savo odos būklę po prieš tai buvusių procedūrų. Aš tą ir noriu padaryti. Tai yra būklių sąrašas, pagal kurias aš turiu identifikuoti savo būklę. Čia nesiplečiant, tiesiog žiūriu, kad mano oda šiandien yra neparaudusi, spaudžiu pirmąjį pasirinkimą, paspaudžiu tvirtinti ir štai čia matau milidžiaulių dozę šiai dienai. Kai šią dozę aš susivesiu į aparatą ir atliksiu procedūrą, tiesiog aš spaudžiu patvirtinti, jog aš tą procedūrą atlikau ir aš matau, jog ji jau yra atlikta. Tai čia kas liečia procedūras. Taip pat turiu visą sąrašą savo gydymo planų. Į kiekvieną galiu įeiti, matyti, kiek yra gydymų, kiek yra jau atlikta, kiek yra praleista, kiek yra būsimų. Turiu užrašus, nuotraukas ir daug dar kitų dalykų. Tačiau kas yra dar labai svarbu, turėdama naują pažeistą vietą, tiesiog aš susidarau gydymo planą, kur pasirenku gydomąją vietą, sakykime, aš renkuosi dabar galvą, tada pasirenku savo odos tipą iš sąrašo, tai yra mano antras tipas. Ir štai čia jau turiu egzistuojantį planą, kuris yra sudarytas pagal mano tipą. Tai reiškia, turiu pavadinimą savo pažeistos zonos, turiu pradinę dozę, nusistatau, kiek dienų per savaitę gydysiu, kiek turėsiu planinių procedūrų, nes pagal nutylėjimą šitie dalykai yra jau sustatyti, su gydytojo rekomendacija galima pakeisti rankiniu būdu. Ir taip pat nusistatau, kuriom dienom gydysiu. Spaudžiu tęsti, rodo pradžios datą, sakykime, palikime šią dieną. Ir nusistatau, kuriuo aš laiku norėsiu gauti pranešimą apie procedūrą. Štai aš norėsiu gauti lygiai 6 valandą, spaudžiu OK ir gydymo planas sukurtas. Kai ateis ta valanda ir ta diena, gausiu vėlgi pranešimą ir tiek man sekundžių užtruko susikurti gydymo planą savo galvai, taip kad atlikti visą šitą procedūrą, kaip matot, užtrunka sekundės.
Aparatas ir programėlė, duetas, ar ne, kuris atkeliauja į sergančiųjų namus kaip priemonė gydytis. Kurias vietas galima gydyti šiuo aparatu? Veidas, kaip su veido sritim, kokios kitos tipinės vietos, ar jisai tinkamas visom vietom, ar kažkur netinkamas, ar yra kažkokios atsargumo priemonės, ko reikėtų imtis ir ką reikėtų žinoti. Šis prietaisas be abejo telpa į delną, jis yra mobilus, tačiau be abejonės, jeigu žmogui yra liga švešėjusi ant viso kūno, tai su prietaisu tokiu žinoma, kad gali būti sudėtinga laike, nes reikės tiesiog daug kartų atlikti procedūrą. Tačiau jeigu liga yra lokalizuota, tai yra tam tikrose kūno vietose, kad ir daugiau vietų, bet ne 70, ne 80% kūno, tai šis prietaisas yra labai tinkamas, kadangi jo dydis 10x10 cm, jisai leidžia tiesiog labai veiksmingai gydyti tokias populiarias, vadinkim, sritis kaip alkūnės, keliai, padai, delnai ir galima su juo gydyti visas absoliučiai kūno vietas, išskyrus labai jautres, tai tam tikras gal intimes vietas, sakykime, bet čia be abejo mes visada rekomenduojam pasitarti ir su gydytoju. Bet principė tai yra visos vietos ir taip pat turi tokį dalyką, kaip sakykime, šitas antgalis būtent plaukuotai daliai galvos gydyti, kur galima tiesiog šukų pagalba praskleisti šukuojantis plaukus ir tokiu būdu UVB šviesa patenka ant galvos, o galvoj yra labai dažnos vietos ir labai dažnai pacientam pasitaiko, todėl yra labai svarbu šitas šukų antgalis. Ir jis tiesiog labai paprastai nusiema ir jį nuėmus galima tada taikytis į kitas vietas. Kadangi aparatas dar yra sukonstruotas taip, kad kiekvieną dalį iš šitų 16 ledų galima naudoti į 4 dalis suskirstyti ir galima naudoti atskirai, tai jeigu netgi žmogus turi mažą dėmelę, jisai galės pašviesti tik tai šitą mažą dėmelę ir taip neapšvitinti, kas nereikalinga. Gerai, su gydymo vietomis arba plotais aišku. O dabar ar visiems tinkamas naudoti šis aparatas? Aš turiu minty jautrias grupės kaip vaikai, besilaukiančios moteris, ar jiems galima naudoti šiuo aparatu? Taip, nėra kontraindikacijų, gali naudoti ir vaikai, ir nėščiosios gali naudoti, bet be abejonės visada yra gerai pasitarti su gydytoju, bet taip, šį prietaisą gali naudoti visos odų grupės ir žmonės, kokie bebūtų, jeigu jiems tinka fototerapija, tą gali naudoti. O kad fototerapija tinka, paprastas būdas suprasti, tai yra pastebėti, ar, sakykime, vasaros metu ir panašiai, saulei kontaktuojant su oda, saulės spinduliam, ar jaučiam pagerėjimą. Jeigu pagerėjimą jaučiam, tai yra tikrai 90 kažkiek procentų, jog fototerapija yra labai tinkamas gydymo būdas. Bet gal aš tada tiesiog galėčiau saulėje degintis ir man nereikalingas prietaisas? Taip, senais laikais taip ir buvo, kai nebuvo šitų prietaisų, jau tūkstančius metų žmonės deginosi saulėje ir tai buvo vienas iš būdų, kaip gerinti būklę. Tačiau kas yra, dėl ko ir technologijos eina į priekį, ir gydymas, ir visi tyrimai, ir ką jie parodo, kad saulė gerai, bet kiek reiškia mes turėsim būti toj saulėje, kad pajusti poveikį, kadangi saulė turi įvairių bangų ilgių spindulių ir turi tokių daug, kurie yra mums nepageidaujami, pavyzdžiui, kurie UVA spinduliai, kurie gali ir melanomą sukelti ir taip toliau. O šičia mes gauname tik tai terapinius ir būtent šias ligas veikiančius spindulius. Yra atfiltruotas tam tikros bangos spindulys, tai yra siauraspektris ultravioletinis spindulys 311 banga, kuri būtent mokslų įrodyta kaip pati geriausia ir veiksmingiausiai suvaldanti žvynelinę, egzemą ir vitiligo. Tai mes galim būti saulėj, bet tada turėsim būti labai ilgai,
O tai reiškia, kad jau galim įsigyti nepageidaujamų šalutinių poveikių kaip paraudimas, o gal netgi ir visokie odos dariniai nepageidaujami. Todėl tikrai nerekomenduočiau. Dar kas yra dėl soliariumų, tai iš vis yra padaryti tyrimai ir visi daktarai yra prieš soliariumus absoliučiai. Tai yra visiškai netinkama šiom lygom gydyti ir net jeigu kažkas gal pajaučia pagerėjimą, kiekvienas daktaras pasakys, kad tai yra absoliučiai nerekomenduojamas dalykas, nes jisai yra praktiškai UV spindulys, kuris gali sukelti melanomą ir panašiai. Todėl šito tai jau tikrai nerekomenduočiau. Rinkoje egzistuoja gerokai pigesnių prietaisų, kurie sakosi, kad gydo būtent šias odos ligas, kaip žvynelinė, egzema ar vitiligo. Kuom taktus skiriasi? Kas yra svarbiausia, kai žmogus galvoja, kad jam, sakykime, mūsų atveju fototerapija yra tinkamas gydymo būdas, kad jis nori gydytis namuose ar ne, tai jis turi priimti tam tikrus sprendimus, kaip jis turi pasirinkti prietaisą. Tai pirmiausia, jisai turi žiūrėti, kad tai būtų medicininis prietaisas, nes tik medicininiai prietaisai legaliai gali būti pardavinėjami su CE ženklu. O jeigu tai yra tik šiaip kažkokia lempa, kad jinai ir pigesnė, jinai net mesgi nežinom, net kas tenais yra per šviesa įdėta, gal ten kažkokia mėlyna šviesa, jeigu jokio sertifikato nėra, jokios tikrinčiosios įstaigos štampo. Ir esmė yra tame, kad jeigu netgi įtaisas ir turi CE sertifikatą, ar ne, tai klausimas, koks yra gydomasis plotas, ar man užteks to gydomojo ploto, koks jo veikimo principas, ar saugu, kokią dozę, kaip jinai matuojama, kaip aš tos tada rezultatus pasieksiu, jeigu aš nežinau net kaip aš ten gydausi ar ką ten gydausi. Ta prasme, gerai, jeigu sėkmė lydės, o jeigu ne, tai gal aš nusideginsiu, gal aš apsišviesiu akis, gal dar kažkas man atsitiks. Tai yra labai svarbu žinoti, kad prietaisas, norint pasiekti tinkamų rezultatų ir greitesnių ir efektyvesnių, būtina tiksli dozė, tikslus reguliavimas, išlaikytas saugumas, patogus valdymas, nes tik tai šie elementai leis ir pasiekti tą, ko mes norim, švarios odos. O UV taktus taip ir yra, kad jisai turi, reiškia, didžiausią gydomąjį plotą iš namų prietaisų, kai kiti prietaisai turi jo tik pusę, tai reiškia, procedūros bus greitesnės, nes jas greičiau pasidarysi, nes plotas didesnis. Tuomet jisai turi esminį dalyką, tai yra valdymą, dozavimą viduje šičia esančio dozatoriaus pagalba tikslę dozę, nes sensoriai matuoja ją realiu laiku. Ką tai reiškia, kad gausim tik tikslę dozę, jokių interpretacijų, suvesim 100 mg ją ir gausim, o tai yra gerų rezultatų rodiklis. O ir taip pat mes turim šį tremelį, kuris apsaugo šalutinius audinius ir tai yra labai svarbu. Tai reiškia, išvadą darant, UV taktus yra kaip ir unikalus prietaisas dėl savo dozimetrijos, dėl LED ir dėl pačių saugumo ir patogumo valdymo parametrų. Medicininis prietaisas. Kur ir kaip jį galima įsigyti? UV taktus galima įsigyti uvtaktus.eu elektroniniai parduotuviai, pasirenkant jo komplektaciją, ar žmogus nori savo palengvinti procedūras, rinkdamasis programėlę, ir jis jos nenori. Ir taip pat pasirinkti aksesuarus, tokias kaip šukos, nes yra žmonių, kuriems jos nereikalingos. Tai visą šitą galima įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje labai paprastai. Ir prietaisas pasiekia žmogų per kelias darbo dienas. Ir tuomet yra suorganizuojamas video skambutis, kurio metu yra padedama žmogui tiesiog, jeigu jis pageidauja, prisijungti programėlę, savo personalinę paskyrą pasidaryti, taip pat pakalbam apie pagrindinius veikimo principus, bet be abejonės visada reikia, žinoma, skaityti vartotojų instrukciją. Ar aparatas turi kažkokią naudojimosi ciklų kiekį ribotą? Galbūt aš juo pasinaudosiu porą metų ir jis taps, nežinau, nebeefektyvus, lempos mažiau švies. Kokia yra jo garantinis laikotarpis koks? Taip, geras klausimas. Tai garantija yra suteikiama 2 metų laikotarpiui.
tačiau šis aparatas sukonstruotas taip, kad galės atlikti žmogus 1000 procedūrų. Tai praktiškai tai yra prietaisas visam gyvenimui. Kaip liga, kaip bebūtų gaila, yra visam gyvenimui, taip ir šis prietaisas yra skirtas visam gyvenimui. Kas yra svarbu paminėjai, Agne, dėl silpstančių lempų, tai dar vienas iš esminių skirtumų nuo rinkoje esančių senos kartos aparatų yra tas, jog būtent silpstant lempoms, net ir šitiems ledams, vis tiek žmogus dėl integruoto UV-taktus dozatoriaus gaus visada tikslę dozę, todėl kad ji bus paskaičiuota realiu laiku. Tai reiškia, kad žmogus neviršys dozės, nebus, kad jis nedagaus dozės, jis gaus tą, ką reikia, kai tuo tarpu visos kitos lempos silpstant, tą, ką jūs ten minutės naudojat prieš tai, jau jos visiškai reiškia absoliučiai kitą reikalą ir reiškia, gali būti, kad gydymas tiesiog truks beprotiškai ilgai, nes nesurinksi tų dozių, o kai tik bandysi interpretuoti ir ją didinti, nusideginsi. Ir gausis, kad žmogus liks nepatenkintas, kaltas liks kažkas kitas, o iš tikrųjų dėl to, kad prietaisas yra netikslus. O UV-taktų su tokia problema niekada nesusidurs, nes jo dozė bus visada tiksli. Na, kaip žinia, tikslumas medicinoje turbūt lygiai tiek pat svarbus, kiek kompetencijos arba žinojimas, nei kiek nemažiau, nes be tikslios procedūros pasiekmes gali būti įvairios, nepageidautinas įvairios pasiekmes, ar ne? Darykime prielaidą, kad galbūt kažkas iš klausytojų tuo metu, kai kažkurą dalį apie aparatą kalbėjom, darėsi kavą ir gal ne viską išgirdom. Jeigu galėtumėm reziumuoti šitą pokalbio dalį ir pasakyti 5, 4, 6 dalykus, kas geriausiai charakterizuoja šį medicininį prietaisą, tai kas tai būtų? Taip, tai pirmiausia, pasakant bendrai, tai yra labai efektyvus gydymo metodas, kurį suteikia šis prietaisas, tai yra fototerapija, kuri yra gydymas be chemijos praktiškai, iš tikrųjų, ir labai veiksmingas ir veikiantis daugelį žmonių, tai viena. Šis gydymas atliekamas namuose, tai vėlgi yra esminė sąlyga, kad žmogui nereikia važinėti, o jau prieinant prie pačio prietaiso, tai yra, kaip minėjau, esminis dalykas. Tikslumas, tikslumas ir tikslumas. Tai yra, kad šis prietaisas, namų prietaisas, medicininis prietaisas UV-taktus leidžia išgauti lygiai tokį patį tikslumą, kaip prietaisai, kurias naudoja santariškės, KMU ir visa kita, lygiai tais pačiais džiauliais matuoja ir gydo savo pacientus. Tai nuo šiol lygiai tokį patį tikslumą gauna ir mūsų pacientai, gydydamisi namuose. O taip pat labai svarbu šio prietaiso gydomasis paviršius, kuris yra didesnis ženkliai negu kitų prietaisų, praktiškai dvigubai. Ir plus dar jį galima, kaip sakyt, sumažinti, kad galima būtų nusitaikyti į mažesnės vietas, nes jisai individualiai reguliuojamos 4 zonos viduje. Dar vienas esminis išskirtinumas UV-taktus yra tas, jog jis turi fototerapijos asistentą mobiliąją programėlę, kuri leis ne tik nepergyventi, kad aš čia nesuprantu, nežinau, tai kaip čia dabar bus, gal čia skambintis daktarui ir panašiai. Jisai už jūs suskaičiuos dozę, sužiūrės žingsnius, kokius reikia atlikti, kad ta dozė būtų tiksliai suskaičiuota pagal jūsų odos tipą ir pagal jūsų tos dienos būklę, atsiųs jums pranešimą apie jums reikalingą procedūrą tą dieną. Žodžiu, tai tiesiog yra naujos kartos sistema, kuri leidžia būtent efektyvesnius rezultatus pasiekti dėl to, kad tai yra tinkamas šiuolaikinis, modernus įrankis, būtent pritaikytas šiom ligom. Ir mes labai organiškai pereiname prie sekančios klausimų temų grupės, prie naudojimo. Jau, tiesą sakant, kalbant ir apie patį aparatą, truputėlį palėtėme tas vietas, ar ne? Tai gal kai kurios klausimus tiesiog prašysiu atsakyti labai trumpai, nes truputį apkalbėjome, bet vis tik fototerapija tai paslauga, kurią žmonės dažniau yra galbūt įpratę gauti klinikose. Medicinos įstaigoje, ar ne? Ir klausimai, kaipgi naudotis medicininiu prietaisu namuose, jie iš ties yra labai dažni.
Tai gal ir pradėkime nuo pradžių. Ar prieš naudojantis aparatu reikalinga konsultacija su gydytoju? Taip, be abejo, kadangi tai yra medicininis prietaisas, visada mes rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju, be abejonės, bet atsiduriam į tokią situaciją, kur nemažai pacientų jau gal ir bus išbandę fototerapiją ir jie žino, jog jį veikia, jų atveju. Todėl praktiškai, kadangi prietaisas yra medicininis, yra sertifikuotas ir galima tuos sertifikatus taip pat pasižiūrėti taip pat mūsų tinklapyje, svarbiausia, kad žmogus žinotų, ką jisai gydo. Reiškia, ar jam yra psoriazė, žvynelinė vadinama, atopinis dermatitas, egzema, vitiligo, ar jam nėra. Nes jeigu gydysim, reiškia, kažkokią ligą, kuriai kaip tik nereikia būti saulėje, kaip vilkligė, sakykime, būna, tai tik pakenks. Žodžiu, savigyda užsiimti nerekomenduojama, bet jeigu žmogus žino, gali imti, o jei ne, ir išgirdo apie šį aparatą, koks jis gali būti paveikus, be abejonės, jis gali pasikonsultuoti su gydytoju ir paklausti, ar jam tinkama fototerapija. Na ir pati procedūra, kiek laiko ji trunka ir galiausiai kiek pats gydymas trunka. Jau truputį pradžioje pokalbio kalbėjome apie atliktą studiją ir pacientų sėkmės istorijas, bet visgi tai pati procedūra, kiek ji trunka, kiek trunka pasiruošimas jai ir kiek trunka pats gydymas pacientui. Sakykime, žmogus gauna pranešimą, kad jam reikalinga atlikti procedūrą, tai pasiruošimas yra labai paprastas. Jisai, sakykime, pasiema prietaisą, pirmiausia reikia, kad ant odos nebūtų jokių priemonių, oda būtų švari, kad netrukdytų ultravioletui prasiskverbti ant odos. Reiškia, ir daugiau nieko nereikia, tepinėtis ten kažko ar panašiai, pasimti prietaisą, atlikti, kaip minėjau, tam tikrus veiksmus programėlėje, kas užtruks turbūt 20 sekundžių, pamatyti paskaičiuotą dozę programėlėje ir tuomet ją įsivesti į aparatą, kas taip pat užims turbūt 10 sekundžių, vadinkim taip. Ir tuomet priklausomai nuo dozės dydžio, tai užtruks nuo 20 sekundžių, jeigu jau ten, sakykime, šukuojamės galvą, o visa galva yra pažeista ar ne, tai truks, sakykime, nuo 5 minučių iki ten 10 gal minučių, bet čia kalbam visai galvai. O jeigu yra lokalios vietos, tai truks nuo keliasdešimt sekundžių iki pusantros minutės. Vat, kalbam apie tokius laiko tarpus, sakykime. Ir kai procedūra baigiama, gaunama tiesiog vienai zonai, kai padarome procedūrą, girdisi garsinis signalas, automatiškai išsijungia prietaisas, kas vėlgi yra labai svarbu dėl saugumo, kad mes žinom, kad procedūra baigta ir dozė gauta, einam prie kitos zonos, kai visas zonas pasidarėm, išjungiam prietaisą ir laukiam kito pranešimo po kelių dienų. O kas liečia visą gydymo ciklą, priklausomai nuo ligos, kaip sakyt, pobūdžio, išplitimo ir panašiai, tai gali trukti, vienam užteks 5 procedūrų, kitam 10, kitam 20. Tai praktiškai, kadangi procedūras galima atlikti ir mes rekomenduojam atlikti ne kasdien, kad oda galėtų atsigauti, tai reiškia 3 kartus per savaitę. Tai jeigu ten didžiausias tas ciklas 20-25 procedūros sunkesniems, sakykime, atvejams, tai gali trukti iki 3 mėnesių. Bet yra atvejų, kur trunka ir mėnesį, ir 2, bet mes čia jau kalbam apie mėnesius, kad jau matom rezultatą, tą galutinį vadinkim. O matomus poveikius, akivaizdžius, mes jau matom po kelių procedūrų. Apie visą ciklą mes kalbam, kad mes norim, kad jau į remisiją išeitume. Labai nesunku suprasti žmonės, kurie išbandė fototerapiją klinikoje, nors ji ir veiksminga, dėl tos minutės procedūros nesiryžta 2 valandas sugaišti kelyje, jeigu, tarkim, gyvena dideliame mieste. Tai kaip suprantu, kad būtent laiko taupimas yra vienas iš tų irgi labai svarbių aspektų, dirbant su šiuo aparatu, ar ne? O tada dar truputėlį apie pačią procedūrą. Pojūtis jos metu. Ar yra kažkoks malonus, nemalonus, niežulys, dar kažkas yra, kažkokie fiksuojami pojūčiai, ar čia labai individualus dalykas yra? Pats aparatas, vėlgi čia yra išskirtinumas šio aparato ir tas, kad
yra integruotas ventiliatorius viduje, kuris aušina, reiškia, šviesos šaltinį, šios ledus. Ledai ir šiaip iš principo yra mažiau įkaistantis, bet neskaitant to yra papildomai ventiliatorius viduje, kuris visiškai aušina ledus ir jokio poveikio karščio nėra. Reiškia, prisidedi ir tiesiog lauki garsinio, ar gali žiūrėti į ekranėlį, bet šiaip garsinis signalas tiesiog praneša, kad baigėsi, tu nieko nejauti, kad pradeda degti, kaitinti ir čia trauki ranką, tokio tikrai nebus. Ir plus, jeigu žmogus turi daugiau paveiktų vietų, jis būtent su šiuo aparatu gali nenutraukiamai daryti tiek, kiek reikia procedūrų. Taip pat klinikose naudojami šitie aparatai gali naudoti be pertraukos, kai tuo tarpu kitus aparatus reikia atvesinti, jie užkaista, tuomet pacientas jaučia deginimo jausmą, nes tiesiog kaitrios lempos. Kaip įsipaišo aparatas žmogaus rutinoje? Ar reikia keisti tam tikrus įpročius, galbūt atsisakyti kosmetikos priemonių nenaudoti, ar viskas gali likti? Čia daugiau atsakant į šį klausimą, kas susieta konkrečiai pagal vartojimo instrukcijas su šiuo aparatu, tai nieko nereikia. Reikia tik tai, sakykime, po procedūros pasitepti be abejonės drėkinančių emolientų, o visa kita, kaip įprastai, nebent gydantis gydytojas tiesiog jums patarė nenaudoti tų priemonių, bet kad dėl UV taktus reikėtų kažko atsisakyti, tai tikrai to nėra. Fototerapija iš ties yra mokslų pagrįstas gydymo metodas, ar ne, gydyti psoriazę, egzemą ir vitiligo ir naudojama jau ne vieną dešimtmetį. Kodėl vis tik gydytojai dažnai nepasiūlo fototerapijos savo pacientams? Taip, labai geras klausimas ir truputį toks apmaudu, nes kaip ir sakiau, fototerapija veikia labai daugeliu žmonių, kai tuo tarpu kremai, kokią turim situaciją. Jie veikia, žmogus patenkintas, kaip smagiai čia susivaldžiau ligą ir staiga jis pradeda neveikti. Ir ta prasme, ir tada žmogui neviltis, jam siūlo vieną, kitą, trečią, ketvirtą, o fototerapija pagal tyrimus yra praktiškai, kaip minėjau, veikia daugeliu žmonių, tai jau čia 80-90% žmonių. Ir plus jinai yra labai veiksminga, paveiki ir kodėl tada klausimas kyla, kodėl tada žmonės jos nenaudoja, ta prasme namuose turiu omeny. Ir netgi ne kiekvienoje klinikoje juk yra šie aparatai, todėl kad tai yra brangi aparatūra, pagrinde turi ją, reiškia, įstaigos tokios kaip klinikos, dermatologijos didžiuliai centrai dėl kainos. Ir didieji miestai, todėl kad ten gydomi jau tokie ligoniai, kurie turi didelį plotą, sakykime, tie didelės kabinos stovimos. O ta lokali fototerapija, jinai tiesiog tokia, gydytojai galbūt kartais irgi paprasčiau taip sprendžia, kad jeigu žmogui apgerėjo truputėlį, gal užteks, taigi nieko čia tokio gal nėra, o žmogaus normalus noras išgyti iki pat švarios odos. Ir galbūt ir gydytojai kartais dėl saugumo nenori, kad žmogus, nežinodamas kaip gydytis, turbūt pradės namie naudotis bet kokias lempas, kur čia sakom internete, ten pigesnės, geresnės ar blogesnės, bet kažkokios yra neaišku, kokios ir daugelis iš Temu ar Alibaba gydymą. Ir to yra nepasiūloma procedūra, o žmonėm, kai siūloma lankytis klinikoje, jie tiesiog negali to atlikti, nes tai yra nerealu. Šiuolaikiniam žmogui, jeigu vidury darbo važiuoti per visą miestą, gaišti kamščiuose patys matom, arba jeigu jis gyvena periferijoje, kur jam tada važiuoti Klaipėdą, į Kauną, į Vilnių, vėlgi nerealu. Ir tuomet susiduriam su tokia problema ir mes, mūsų pareiga dabar yra, kaip UV taktus, SCI Health, padaryti sąlygas, jog gydytojai ar mūsų, ar ne mūsų aparatą, kad jie daugiau siūlytų šitą procedūrą atlikti namuose pacientam, kurie jinai būtų tikrai labai paveiki, kurie yra visiškai nusivylę, kadangi atsiranda priemonių tokių kaip mūsų UV taktus, kur tą procedūrą galima atlikti saugiai, patogiai ir veiksmingai.
Juolab, kad yra pastebima labai ryški tendencija, kad žmonės ieško natūralių gydymosi būdų. O už fototerapiją šiandien dienai turbūt nieko natūralesnio gydančias ligas ir nėra tokio, kad būtų tikrai efektyvus dalykas, ar ne? Taip, taip, nes tai yra šviesa ir be abejo, kaip ir moksliškai pagristų būdų, sakykime, ar ne, tokių, tai be abejonės mes ten TikTok'e ar kažkur kitur mes daug ten primatom visokiausių cirkų galim prižiūrėti, bet jeigu mes kalbam apie gydymą ir kalbam apie mokslų pagrįstą gydymą ir medikų prirašomą gydymą ar ne, tai taip, fototerapija yra traktuojama kaip vienas turbūt natūraliausių gydymo būdų, va būtent šiom lygom, tai yra žvynelinei, egzemai, vitiligo. Ir taip, iš tikrųjų, Agne, tu teisingai pastebėjai, kadangi kuo toliau, tuo daugiau žmonės iš tikrųjų pamato tos pašalinius poveikius, kaip išplonėjusi oda, strijos atsiranda ir nemalonus tas toks tepalų tas jausmas. Aš ne apie visus tepalus kalbu ir tikrai nesakau, kad reikia nevartoti tepalų, jokių būdų. Aš tik tai sakau, kad žmonės visada turi turėti pasirinkimą ir kartu su gydytoju dalyvauti metodikos parinkimo procese ir jeigu jam yra dvi galimybės, ar ne, teptis, nesitepti, gydyti su fototerapija ir patogumas tas pats ir veiksmingumas tas pats, jis turi galėti pasirinkti, kad, pavyzdžiui, aš noriu natūraliai, aš noriu nejausti tų tepalų ir taip toliau, tai kad jis tiesiog turėtų tam galimybę. Ir daktarai be abejonės, jie palaiko visą šitą, tik tai tiek, kad priemonių iki šiol nebuvo tokių. Tas natūralumas, jis toks globali tendencija yra, ar ne? Kartais tas natūralumas gali nuvesti ir į gana kurioziškas situacijas. Socialiniuose tinkluose esu mačiusi žinovų, kurie siūlo psoriazę gydyti banano žievės vidiniu minkštimo dalimi. Tai nežinau, ar verta čia daug skirti diskusijos, man gal įdomus yra tas momentas, kad žmonės iš tiesų nebijo tokių dalykų daryti. Tačiau kalbant apie baimės, jie jų turi labai daug mokslo įrodytiems dalykams. Ir gal taip ir norėčiau pereiti prie trečios kategorijos mūsų klausimų, kuriuos dažniausiai užduoda konsultacijų metu besidomintis žmonės, pacientai, ar ne? Tai dažniausias turbūt šiaip labai natūralus ir tikėtinas, ar mokėsiu naudotis. Gal mes galim tiesiog pabandyti įjungti, parodyti, kaip vyksta tas, kaip reikia naudotis tuo aparatu. Lyg ir pokalbio metu jau pakalbėjom, kad yra aparatas, yra programėlė, kuri naviguoja, bet galbūt būtų galima tiesiog parodyti vizualiai. Taip, ir dar noriu tik tai be abejonės, visada sakau, vienas parodymas yra vertas daugiau nei 1000 žodžių, tai be abejonės, tik tai noriu pasakyti, kad kadangi tai yra medicininis prietaisas, pagal visus reikalavimus, be abejonės, turi būti pagal naujus reikalavimus labai išsamios vartojimo instrukcijos. Ir mūsų vartojimo instrukcijos, kurios atkeliauja kartu šioje dėžėje su aparatu, jos turi visų gydymo protokolų pavyzdžius. Tai reiškia, kad netgi jeigu be abejonės nenori žmogus dėl kažkokių priežasčių programėlės, tai jis vis tiek turės visą protokolą aprašytą, ką, kada, kaip daryti, kokias dozes pradinės taikyti, kaip jas kelti ir panašiai, taip kad jis tas žinias turės. O pats prietaisas, kaip valdomas, tai be abejo, parodykim ir pamatysim, kaip per minutę galima atlikti procedūrą. Štai, suvedam kodą, atrakinam aparatą, taip pat mes galim pasirinkti dabar zonas, kiek mes aparato aktyvių ledų naudosim, kadangi yra 16 iš viso, o galim suskirstyti į 4 dalis ir naudoti tik tiek, kiek reikia. Aš naudosiu, sakykime, visą plotą ir dabar nusistatysiu dozę ir matau, kad bus 120 ml ir užtruks 16 sekundžių ši procedūra. Spaudžiu mygtuką, manęs paprašo patvirtinti dozę, kad tikrai yra ši dozė, kad aš neapsirikau. Ir tada turiu 60 sekundžių, per kurias aš galiu uždėti aparatą ant pažeistos vietos, tiesiog dėl saugumo, kad nepradėtų švies, neapsišviečiančių akių ir panašiai. Bet šią procedūrą galima pradėti nedelsiant paspaudus žalią mygtuką. tą ir padarau ir matau, kaip dozė yra renkama. Viršutinėje eilutėje matome dozę, kuri didėja, reiškia iki 120, kol sukils aparatas įsijungs ir garsinį signalą girdim.
Reiškia, aparatas veikia. Dozė surinkta ir tiesiog mes baigiame gydymą. Gerai, naudotis iš tiesų tikrai labai paprasta ir labai aišku, turint mintį, kad yra visa pagalba tam, ar ne, aš kalbu apie programėlę ir labai aišku atvaizdavimą aparato ekrane. Saugumo klausimas yra labai dažnai užduodamas, gal net tiesą sakant dažniau negu ar mokėsiu naudotis, ar saugu naudotis yra šiuo aparatu. Tai dar kartą užfiksuokim, nors lyg ir ta mintis buvo viso mūsų pokalbio metu gana aiškiai išsakyta, bet tiesiog galbūt, gal aš tokius 3 klausimus užduosiu, apjunkime juos į vieną, kuriuos irgi pasižymėjau kaip dažnai užduodamus. Tai ar saugu naudotis, ar neskauda ir ar nenusideginsiu? Tai žiūrėkit, esminis dalykas - saugumas, kaip minėjau. Visada rinkdamėsi prietaisą, bet kokį gydymui, visada žiūrėkit, ar tai yra medicininis prietaisas. Tai čia yra esminis dalykas, kodėl? Nes medicininis prietaisas ES gali būti parduodamas tik tai pažymėtas CE ženklu. Tiesiog pačiam aparate galima matyti, kad tai yra CE ženklas, va čia pasižiūrit ir matot, jeigu jo nėra, tokio prietaiso nepirkit, negalvokit ir savęs nežalokit. Medicininis prietaisas jau iš savęs turėdamas CE sertifikatą, MDR tą klasę ir panašiai, jis jau suponuoja, jog prietaisas yra saugus naudoti namuose. Visa kita, mes pavyzdžiui į UV taktus įdėgiam papildomus saugumo parametrus, kurių, sakykime, nėra kituose prietaisuose, ar ne? Tai yra šis remelis, kuris irgi yra saugumas tame, kad tu gydydamas neapšvitini šalia esančios odos, neapšvitini savęs, rankos tuo labiau, nes kiti aparatai šviečia į visas pusės ir akių savo neapšvitini, tai yra irgi saugumas. Ir kas esminis, tai yra saugi dozė. Bet kaip sakėm, suvedžiau dozę, tokią ir gaunu, ne daugiau, ne mažiau, tai vėlgi vienas esminių saugumo parametrų. Ir dargi, kai atliekam procedūrą, visada dar yra eilė klausimų. Ar jūs patvirtinat, kad tokią dozę norit gauti, ar jūs patvirtinat šį žingsnį. Tai vėlgi yra saugumas. Taip, kad prie to CE sertifikato UV taktus turi dar eilę kitų papildomų saugumo parametrų ir žingsnių. Na, o kaip dėl tų klausimų skauda, neskauda, nusideginsiu, nenusideginsiu, tai čia kaip ir yra atsakymas tame, kad kadangi yra labai aiškiai nustatytos dozės ir apsauginis remelis, tai nusideginti, jeigu kažko sąmoningai nepadarysi netinkamo, nėra rizikos, ar ne? Be abejo, kaip ir sakiau pradžioje, žmogus turi norėti gydytis, o tas noras gali pasireikšti tokiais dalykais, kad vienas norėdamas gydyti sugalvos, kad tas, kas parašyta instrukcijose, ar ką tau programėlė rašo, ar ką aparatas sakys, ai, bet aš geriau žinau ir pasidarys savo, nes labai norės pagydyti, tai kokį tu nori saugumo parametrą ar protokolą padaryk, jis vis tiek darys savo ir tada nusidegins, aišku, be abejo. Bet jeigu žmogus darys viską tinkamai, jisai perskaitys instrukcijas, jisai turės tikslų aparatą, jisai darys taip, kaip parašyta ar pasiūlyta programėlės, ši UV taktų sistema yra padaryta taip, kad žmogus atlikdamas tuos veiksmus, jis tiesiog kiek įmanoma maksimaliai būtų užtikrintas, kad procedūra saugi, tiksli ir veiksminga. Ir dėl to jisai pasieks greičiau rezultatus. Na ir paskutiniai klausimai baimių kategorijoje yra irgi labai teisingi, tai dėl alerginio poveikio ir dėl šalutinių poveikio. Ar galima alergija, tarkim, šitam šviesos tipui, ir kitas klausimas, kokie gali būti šalutiniai poveikiai. Turint omeny alergijas, tai kaip ir sakiau, čia jau yra kažkiek procentų, gal 5 ar kiek žmonių, procentų pasaulį, kurie tiesiog yra alergiški saulėje, ar ne? Nu, tiesiog jie turi ir psoriazę, ir vitiligo, ir atopinį, ar ne, bet jiem yra alergiški saulė. Tai be abejo, jokių būdų negalima naudoti jokios fototerapijos, nei UV taktus, nei jokios kitos. O jeigu, sakykime, kokie yra pašaliniai poveikiai, esminis tai yra atlikus procedūrą, oda gali sureaguoti, sakykime, suraudonuoti, ar ne? Ir jeigu dozė yra per didelė, tai jinai gali daugiau sureaguoti ir panašiai. Todėl, pavyzdžiui, mes UV taktus
visada pradedam su itin mažom dozėm, kad išvengti va to šoko būsenos ir kad su tų pašalinių poveikių būtų kuo įmanoma mažiau. Kas liečia va to, reiškia, kaip sako, va, čia UVB, UVA apskritai gali sukelti vėžį ar ne, ten panašiai ir taip toliau. Tai visi tyrimai, kurie yra padaryti, jie visi indikuoja, galima pasiskaityti ir internete, ir bet kur, ChatGPT paklausti, ar gydytojo, kad praktiškai UVB siaurabangės spektro spinduliai vėžio jie patys iš savęs nesukelia, tai nėra didesnė rizika, kaip kad būti saulėje, nes, kaip sakau, tai, o jeigu naudojat jau UVA, soliariumai, tai jau yra tyrimai senai padaryti, jog būtent šitie spinduliai gali sukelti melanomas. Ačiū, Rūta. Man atrodo, kad mums pavyko labai išsamei pakalbėti apie aparatą iš labai skirtingų perspektyvų. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad šiame pokalbėje mes beveik visus dažniausiai užduodamus klausimus ir aptarėme. Žinoma, klausimų yra labai individualių ir gerokai daugiau. Galbūt čia ne visai dabar gal skirsime laiką, nes man atrodo, tie, kas išklausė iki dabar, tai labai atsidavę klausytojai, tai labai smagu. Turbūt į visus klausimus asmeniškai kylančius žmonės visada gali gauti atsakymus užsiregistravę į konsultaciją interneto svetainėje, ar taip? Taip, visada gali ir skambinti, ir yra visi kontaktai, ir aišku, pas mus labai išsami informacija yra pateikta ir mūsų internetinėje svetainėje www.uvetaktus.eu. Bet be abejonės mes net ir labai laukiam klausimų ir komentarų, ar netgi gali žmonės su mumis pasidalinti, gal jie yra naudoję senesnės kartos lempas, mes galim tiesiog padiskutuoti tais klausimais, nes mums bet kokios įžvalgos labai svarbios, bet aišku, mes tikimės, kad žmonės, kurie tikrai nori sveikti veiksmingai, jie supras, apie kokius mes šis skirtumus ir kokius ten technologinius ir visus kitus proveržius mes apkalbėjome ir priims tinkamą sprendimą. Ir be abejo, visais klausimais galima registruotis ir į konsultaciją, ir video, ar skambučiu, priklausomai kaip žmogui patogu, ir atsakysim į juos visus. O kai žmogus įsigyja Uvetaktus fototerapijos sistemą, tas mūsų kontaktas jokių būdų nenutrūksta, jis tik prasideda. Stengiamės kuo daugiau patarimų duoti ir atsakyti kuo daugiau klausimų, kad žmogui būtų paprasta, lengva naudoti, o rezultatus jis pamatytų kiek galima greičiau ir būtų patenkintas ir turėtų tą aparatą visą laiką po ranka. Tuo tarpu pas mus yra netgi paruoštas komplektas, kur gali žmogus netgi važinėdamas, keliaudamas, atostogaudamas ar net į darbą gali pasiimti ir niekada, jeigu jis tikrai tokiam gydymo kelyje labai nori, kaip sakyti, kad jis tiesus būtų, tiesiog visada turėti jį ir naudotis. Tai ačiū. Ačiū tau, Agne.